Nabukas. Vakar dalinausi, kaip atsikratyti tik mirties demonų, bet aš noriu, aš įkelsiu maldą, kur grinai pasakys, kaip atsikratyti visų tų demonų. Ir jums reikia garsiai kartuoti tą maldą. Ir jeigu jūs esate atsiprašę Dievo, jeigu jūs mesitės tyloj, užtikrintai ir kovosit už save, už savo teisės ir nutrauksit visas legalias teisės į jūs, į jūsų šeimą, jūsų tėvus, protėvius, tai jūs turėtumėt būti laisvi. Aišku, gali būti tokių užsispyrusių dvasių, kurios labai sunku nuimti. Tai jau įsisaugokit tą tekstą ir kada jums reikia, pakartokit. Jeigu turit kokią lygą, kurią sergate, tiesiog įdėkite tą lygos pavadinimą. Visas lygos yra sudarytos iš dvasių, piktųjų dvasių, yra autizmo dvasios, yra uždegimo dvasios, Alzheimerio dvasios. Visas tos lygos yra dvasios, vėžio dvasios ir taip toliau. Skausmo dvasios. Dievas nesukūrė ligas, velniai sukūrė ligas, kad galėtų žmonėms padaryti priešlaikinę mirtį. Tai vienu žodžiu bandysiu įdėti tekstą taip, o jeigu neįdėsiu, tai įdėsiu į komentarus. Jūs tiesiog ar nuotraukas pasidarykit, ar kaip, ar bandykit kopijuoti, copy-paste. Kaip jums pavyks. Arba persirašykit savo ranką, kaip norite, taip darykite. Bet sukurkite, įdėkite, jeigu sergate kokiom rimtom lygom, tai dadėkite į tą tekstą tas ligas ir panaikinkite visas legalias teisės tiem demonams, toms dvasiams, blogosiam dvasiams ateiti į jūsų gyvenimus Jėzaus vardu. Tai tiek bus. Tai kaip sakiau, reikia skaityti garsiai, būtų gerai, kad skaitytume 3 kartus ir būtų gerai, kad skaitytume kiekvieną dieną iki kol tai visiškai pasibaigs. Ačiū už dėmesį, viso gero.